Dėl tokių akimirkų aš ir gyvenu. Arba kaip Milane, omarų sumuštinius valgiau. Jeigu tiksliau, 16,90 už šį sumuštinį. Kaip manot, ar verta? Pasidalinkit mintimis komentaruose. O aš pamatęs šią vietą tiesiog privalėjau užsukti. Pasirodo, čia jų antras taškas Italijoje. Ir atvyko jie čia iš Jungtinių valstijų. Beje, ir omarus jie nuolat siunčia iš JAV. Iš vieno tiekėjo, kad užtikrintų maksimalią kokybę. 25,30 €. Tiek man kainuoja papildomai paimtos saldžios bulvytės ir atsigerti. Beje, aš užsakiau klasikinį variantą. Su trupučiu saloto, majonezo, žinoma omaro ir daug citrininio sviesto. Šiaip jie laikosi taisyklės, kad jų sumuštiniai turi būti maksimaliai paprasti, kad kuo geriau atsiskleistų omaro skonis. Nežinau, bet kažkaip jaučiu, kad jie mane nupirko. Ta istorija apie šviežiai siunčiamus omarus iš JAV, tradicijų gerbimą ir patį maisto vaizdą. Na nesakykit, tikrai puikiai atrodo. O kas svarbiausia, ne tik puikiai atrodė, bet ir buvo įstabaus skonio. Kaip ir saldžios bulvytės. Irgi įspūdingos. Tik nepaklausiau, ar pastarosios irgi iš JAV importuojamos. O sumuštinis? Sunku net papasakoti. Salstelėjusi bandelė tiesiog tirpo burnoje. Kiekvienas kąsnis buvo tikras džiaugsmas, kuriame pynėsi bandelė, omarai ir lengvai rūgštus sviestas. Viskas atrodo taip paprasta ir taip įstabiai skanu. Tikrai patiko. Net kainą užmiršau, kurią teko sumokėti. Tad jeigu būsite JAV ar Milane, labai rekomenduoju išbandyti šį variantą. Skanaus!